Linkėjimą iš saulėtosios žemaitėjais širdiais iš Varnių. Varnė, žemaitėjais širdis. Taip parašyti važiuojant į Varnius. Ir šiandien į Varnius aš nevažiuoju be reikalo. Varnius esu buvęs gal netgi kokius 2 kartus. Kas suprant, kai juokauju, tai linkėjimą tims. Tai važiuoju šiandien į Varnius paveizėti. Ar šiandien bus bliuzo naktų laidotuvis, ar bus bliuzo naktų prisikėlimą, reunioną. Nes man atrodo, kad bliuzo naktis panašių formatui prasidėjo koks ir prognozuojam šiandien. Greičiausiai pirmos neturėjau nei kokį, nei plakatų, nei kuo. Bet pirmiausia, važiuojam paveizėti, kaip šiandien atrodo prie Varnių vykstantis ne festivalis, ne bliuzo naktis, o bliuzo sielos. Mačiau plakatą, tai pasidarė chebras su dirbtiniu intelektu, tai parašyt, kad Varnuose vyks festivalis. Nu, ne Varnuose, o Varniuose, bet, arba Varnius, bet ir kaip ir. Važiuojam pavyzdėti, kaip atrodo. Šiandien bliuzo sielos. Medininkam beje 535 metrų buvo tiltok parašyt, bet mes leidom teisę per miestelį į bliuzo naktis. Varniai, ežeras, bliuzo ne festivalis. Gerai, gal užteks, ką čia maivtais. Nu, mašinų nėra per daugiausia. Tų mašinų čia ir kažkiek. Nu, bet gal kažkas bus. Pasisokusi ton tokį kelioką, kad rasved jau link ežerą. Jau vais doštai iznočiai, kad nėra festivaliaus čia. Čia ir tik renginukas. Nes per tikrasis bliuzo naktis čia pravažiuoti, praeiti sunkiai būtum buvę. Iškart noriu pasakyti, kad važiuoju su ketinimu nieką neįžeisti, nieką neįskaudinti, o tik parodyti taip, kaip šiandien atrodo ta veita. Nes tikrai buvo laika, kada čia visi plūda, nesvarbu kas be gro. O šiandien žiūrėsim, kaip pirmieji bliuzininką, aš jau matau bliuzistus 3 bliuzistą, veizėk jau bliuzien link festivaliaus. Tai ir tikri bliuzistą musint. Su racijomis, ane jau bliuzon. Kažkur šnekas tarp savęs. Tai gerai. Varom toliaus. Nu, įdomi atrodo teritorija. Paskelbta buvo, kad renginys yra nemokams. Dėl to gal atvažiuoti be jokių bilietų, be nieka. Ir greičiausiai taip ir yra. Žmonės po biškį juda. Ors tikrai nelepiam. Lyn. Kas keik laiką pradėt lyti, išlent biškį saulėlį ir vėl pradėt lyti. Vo. Ko aš matau? Jau ir kioskėlis, kur gali nusipirkti valgyti. Yra kioskėlių, kur gali nusipirkti atsigerti. Scenų pagrindinį, veizėk. Savo, čia pagrindinį sceną. Po gražių onžolų jau ir veitos atsistoti. Gerai, taip padarom. Čia ir atsistojam. Kol kas gerdu borbončius generatorius, scenas dar nesigerd. Seniau per tikrusius bliuzus sceną būdavo tėnunta. Bet šiandien scena yra mažesnė ir čia to žaliojo peivelė. Laikrodžiaus turėjom. Turėjom po 5, scena jau rošas, dar nėra, bet jau rošas biškiok. 4 turėjai pradėti groti, tai laik stebė. 5 minutės aš tikiuosi, ar ne, Tadai, ir garsas bus jau suderintas iki galo ir galėsim pradėti. Ar girdite? Tai va, prieš pradedant groti mūsų geriem draugam, mes norime pasakyti keletą žodžių. Pirma, tylos sekundę užbraukime Blėkos projektą Varniuose. Prasideda naujas projektas ir pradedame kurti jį mes visi kartu. Jo, sveiki. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad mums per ganėtinai trumpą laiką pavyko tai padaryti, kad reanimuoti visą šitą bliuzo dvasią, kad jos nepraradom ir iš tikro tikiuosi, kad jum bent dalinai tai sukels tas pačias emocijas, kurias kėlė ten 10 mečius.
O toliau, ką mes galime nuo savęs pasakyti, tikriausiai pažadam, kad kitais metais renginys bus dar rimtesnis. Kaip ir pernai žadėjome, kad šiemet mes susitiksime, pažadą ištesėm. Kitais metais vėl čia. Zalas, scena jūsų. Gerai, kad atsitraukiam, jo, čia spec efektai, žinai, čia ir fejerverkai paskui bus jau. Tad gal mano balsas ir neina į dangų. Gal brangutė tu išvis ne apie tai, kad ar bet tik lentelės išvadų gairės. Ar tu pastebėjai, kaip gražiai auga tavo vaikai? Ar tu pastebėjai, kaip gražiai auga tavo vaikai? Per šitų 30 metų bliuzu, ar tu pastebėjai, kaip užaugo tavo vaikai? Ar tu pastebėjai, kaip augo tavo vaikai? Ar tu pastebėjai, kaip tau gerokai praretėjo plaukai? Ar tu pastebėjai, mielasis, kaip tau padidėjo pilvas? Siena vardą. Čia ne lin, ten lin, o ten saldžiai. Ilgisiu prakaltą. Dar kartelį. Žinot, kas yra su šitom dainom, o tokiom, kas yra gerai. Supranti, praeis šiandien diena, rytojus, jums mintyse suksis, Vadai, įsivaizduoju. O čia yra, reiškia, gera popsinė daina. Ir grįžkit namo, jūs darysite valgyti ir jums galvoj suksis. Ir galvosit, Zala fainai padainavo, žodžiai neperkurtas tekstas, nieko, viskas paprastas. Bet kai jau kažkokią antrą, trečią nakties tu pabūsi ir girdėsi, tu man dėkosi, rašysi laiškus, sakysi, ačiū tau, žmogau, ačiū tau. Ačiū! Mes dar turim laiko kažkiek. Sočiu, iki pirmadienio. Žinai, man visą pasakas, kaip nuostabu keliauti svetur, o man gražiausia pasaka tai tu. Aš būsiu didelis kaip mėlynas dangus, laimingas kaip pavasaris, kartodamas aš tau žodžius. Tegul pasaulis eina po velnių, kai tau sunku, kai tau graudu, tegul diena bus apsiniaukus šalta. Tai jau ne taip svarbu, svarbu supras, kol mes kartu, gyvenimas mums bus netoks baugus. Bijau išaušdina baltam sode, paliks mane, pamirš mane, šitą dieną, o gal kitą. O tu sakai, kad nieko amžino nėra, tai netiesa, tiesa tik ta, kas Dievo duota, tas amžino yra. Tegul pasaulis eina po velnių, kai tau sunku, kai tau graudu, tegul diena bus apsiniaukus šalta. Tai jau ne taip svarbu, svarbu supras, kol mes kartu, gyvenimas mums bus netoks baugus.
Kazimieras Ušinskas. Tadas Garsas. Pliusai. Nu ką, mes čia visi suaugę, dar 2 dainos ir einam. Dabar bus panašiai kokių pusvalandžio pertraukėlė, reiškia, vieni nusirenka, toliau ant scenos bus grupė Indigo Rust, jiem reikia užsinešti aparatūrą, truputuką pasijungti, pasičekinti. Manau, už kokio gero pusvalandžio grįšim ant scenos. Aš matau. Bet čia moteriškas. Nežinau, čia kažkur kitur. Viskas čia. Nerki mano peties, pagodos čia nebus. Šiandien aš būsiu kitoks, nebūsiu toks saldus. Ir jei tau tai nepatiks, man jau visai nesvarbu. Tu taip ir nesupratai, kas aš ir koks esu. Šiandieną jau dar vėlu, rytoj taip pat nebus. Ir atneš naujo ten pat, tau neužteks jau jėgų. Aukštinį paukštis nekils, jei neturės jis sparnų. Kiekvienas žingsnis pirmyn ir tolsti tu tarp žmonių. Paleisk eit, nes vis tiek nebūsi tavo vergu. Ragi garvežiai švaliai. Nes tu esi nežinomoji šioj rožiniai nakties stoti. Ne man kelionę sugalvojai, ne aš ją baigsiu, o kiti. Nulipti spečia patai. Ragi garvežiai švaliai. Daugie matos hebras, nes aš pastačiau čia prie kraščioką, dabar jau aš nebestovau prie kraščioką. Atidaręs miestų sarkofagą, ištirpsta tartum laiškas naktyje, iš amžino ir toli po gulago. Tačiau jis niekad kelio neišduos, prigulęs ant žudis abėgi. Jam aš vis... Kas užmiršo už elektrą sumokėt? Kas užmiršo už elektrą sumokėt? Pakartot! Elektros neliko. Nu į kas? Vis tiek uždirto. Tai pažiūrėkit skaitliukus gal Išmuš saugiklius nebesravės. Čia bus nuotekių relė. Nuotekio relė muša lauk. Katros yra. Na čia švies. Nu dabar. Yra. Vėl užteks
žvaigždžių, kas be baimės gers lyg ugnį, kad suskiltų dangus pilna žvaigždžių, kas be... Ačiū. Plotas 39. O, saulytė. O, saulė. Tu savo spinduliais neliesk. Ne, gerai, liesk, ta prasme. Be raganaičio apsėsim, svarbu, kad niekas nelyt. A rattles and a black rose, I gave them to my last. A rattles and a black rose, I gave them to my last. Bliuzas reikalingas visiems normaliems žmonėms, nes jis yra atsipalaiduojantis variantas. Jis yra būtinas. Jeigu žmogus masto, jis girdi, jis turi kažkada atsipalaiduoti. O bliuzas yra atsipalaidavimo variantas. Būtinai. O varniuose irgi pasirodo gyvena žmonės. Ir jie būtinai turi atsipalaiduoti. Aš šito esu garantuotas. Jaunimas, kuris šoko bliuzą, įsivaizduojat, ho. Kitame krante saulė žaidžia upėje degančią liepsną, vėjas tylėsi pas tavo marionį. Mergaitės, ateikit, padainuosim kartu. Realiai, ateikit, jūs dainuojat gerai. Ateikit, visi. O veža marionį, Pirmą kartą į bliuzo naktis atvažiavau turbūt prieš 17-18 metų atgal. Ir bliuzai man tai yra laisvė, man tai yra džiaugsmas susitikti su draugais. Ir bliuzuose daug draugų labai sutikau. Bliuzuose atsirado daug naujų draugų, su kuriais ant tiek malonu būtų, ant tiek gera būtų. Čia niekados nebūna jokių pykčių, niekados nebūna jokios agresijos. Net nežinau, kaip pasakyti. Nu, aš bliuzas. Aš esu bliuzas. Ir žmonės aplinkui yra lygiai tokie patys. Kaip ir aš. Ar reikalingas bliuzas varniam? Drąsiai, visą laiką. Varne bliuzo? Irgi. Todėl, kad
iš Klaipėdos. Nu, sakyk, dėl ko? Todėl, kad, be šitos dvasios, be šito vaibo ir viso kito, negali būti kitokio festivalio. Su kuo šnekėjom? Blemba, su tavim. O, tavo. Man asmeniškai, nuo kada aš čia atvažiavau, tai geresnė festivalio nemačiau. Kapučino. Aš padainuosiu kartu, davai. Bliuzo naktis. Bliuzo naktis. Varniai, ežeras. Bliuzo festivalis. Bliuzo naktis. Dabar jūs. Bliuzo naktis. Bliuzo naktis. Aš noriu tus imk prieš tai duoti, gali pervesti kietsas, kad tie, kur prieš tai groji. Pas mane telefonė užrašyta Liepos 1 savaitgalis ir ten visiems metam į priekį, kiek dar telefonas ten veža ir užrašyta, kad aš visą laiką 1 Liepos savaitgalį būsiu čia. Ta laisvė, kada nėra tvorų, kada gali eit, būt su žmonėmis, bendrauti su žmonėmis, gali šnekėti, gali... Ta apsauga nėra blogai, bet, mes visi suaugę žmonės, perdėta apsauga ne taip. Bliuzo dvasios. Bliuzo dvasios. Varniai, ežeras, bliuzo festivalis, bliuzo naktis. Važiuoja, tranzuoja, į bliuzo festivalį. Draugų, artimiausių žmonių, kurie gerbė 90-mečio kultūrą. Yra 80s muzikos festivalis. Pasakysiu paprastai, čia tau ne lietuviški šlageriai ir panašiai. Yra viskas, kas tuo metu, kai mes dar buvom sovietmečio 10-mečio pabaiga, o Amerikoje buvo laisvė ir džiaugsmas, nes dar nebuvo telefono, dar nebuvo interneto ir tu tiesiog buvai one-on-one su gera muzika, sintezatorius, drum beiso mašinos tuo metu kūrėsi, tai buvo laikas, kada tu džiaugiaisi dalykais, kurie buvo nepakartojami. O dabar diskoteka DJ Tadas! Macumba, 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 mamushka, macumba, Varniai, ežeras, bliuzo festivalis,
šitą pabaigą mes repetavom 3 metus. Kol nebuvo. Jo, nifiga nepasakėm. Kitas metas. Atvarysit kitais metais. Būtinai. Fiksavom. Einam dabar kitą paklausim. Einam, to. Storsa, tu kitais metais atvarai, ne? Ką? Atvarai kitais metais, ne? Nu jeigu pakvies. Jau kviečiam. Gerai, okei. Aš kviečiu. Sakyk, atvarau. Atvarau. Užfiksuoju. Aš atvarau kitais metais. Ko dar paklausim? Viskas. A jau 2 užteks. Jau užteks. Patraukas su geriausiu gitaristu. Gerai, 1-3. Turim. Ačiū. Gerai, gerai grojot. Kaip visada, bet labai gera. Dėko labai. Druori, Čegien ir Darius Čegijus. Labdien, mano vardas Dalius, Smiksiu pirmas. Maladėts. Nevėriju. Aš nemeluoju niekaip. Na, įsitikinkim. Jeigu pasakiau Smiksiu pirmas, tai prismiksiu pirmas. Bet perną vasarą Dalius sako, aš tik su Vaidrau, kad spalėmu. Aleksiko, meluoju. Su Vaidrau. Nieks. Mikrofonas. Aš tikiuosi nereikia niekam įrodyti, kad dar dabar padarau, ne? Ne, įrodyti nereikia, tik parodyti. Įrodyti čia nereikia, tik parodyti. Iš pinigų jau sudaram padarau. Nesudaram nepadarau. O ko norit? Vienos rankos. Ant vienos rankos atsispaudimo. Kur vynas? O jūs kas domina? Gerai, vienu žodžiu. Viso gero. Aš pasakau paskutinį žodį viso gero. Žinau, kad žemaitiška tapyja. Aš esu nuo Biržų. Aš tikras ant kelias nuo Biržų. Ar atsiėmėt savo patrankus? Ar atsiėmėt patrankus? Da nesimėt. Nu tai gerai, užtai. Prie Kauno muziejaus. Na gerai. Kap, nu pavagė, tap ir pavagė. Nu būk vis dar. O, antrą posį. Ko daliau? Kad mes susitinkam vėl tų pačių. Bet dabar žiūrėk, mane dabar privartauja, kad aš dagerčiau šitą stopkę. Ne, nu kaip čia nori, taip nori. Kaip nori? Kaip nori, aš. Šeštas įspaudimus pirmas raukštas. Parodyk. Originalas. Nu parodyk, kas čia vyks. Ai, pažįstu. Koks grožis. A čia yra pompelė? Ne. A vakoms? Čia vakomsiai. Pompelė tinas. Pompelė tinas. Papumpoji tom, paleidi. O a tortas žiguliuks minusų kokį nors? A tor minusų. Minusų. Nu, to akumuliatoriaus. Ai, tai Veins, ir. Veins, ko gero. Tik tą Veins. Nu, pažiūrėkam, žigulioko minusus. Tai žigulioko minusus mus čia šitas. Taip. Daugiau nėra. A ne? Matė, pamedžias ilgas stovėjai visus metus biškai į tų spiglių prikrėjęs, bet niek. On žolų spiglių, ne? Bet gerą mašiną. On žolų spiglių. Ne on žolą, eglis. Bet tą mašiną perna Taliną aplankė. Aš supratau, iš užraš jaučiasi. Žiūrėk, pasažyrs jau sėdunta. Jau tas sėdunta. Ir geriausia. Greit jau važiuoti. Nuvarėm jau prie to koncertą, laukam prie įėjimą. Atvaro tokį Latvę. Bet, sako, per radiją girdėjom, sako, lietuvės už Žigulių varo į CDC koncertą į Taliną. A, jūs važiavote į Taliną? Taip. Valet pasisekėm, turėjom, nuvažiavom, sudėtinga, turėjom gedimų daug. Galų 100 kilų koks belieka, tai šitą tekinis vos nenukrėta. Važiuonom didin. Įdava, matą su veržlėm prisuks stebė. Bet laikos dar. Laikos. Gers ūkininkas papaulį, est. Pasiūlį, veržlių. Į garažą, ne, ten susiradom, suvėrina čia, su klinijom biškit. Nu, kas laikintas somžinu, va, taip ir laikį važiuom. Taip. Gerai, labai dėkui, bet tai esi laukia jau vis tiek. Jūs nuvažiuoti. Palauk. Bet tai va, tokį susigalvojom avantūrą perdą, bet fainai. Laukiau, bet jau nesiklėjau. Važiau. Turiu dar nemokamą alų. Taip, prašom. Filmuok. Prašom. Nemokamą alų, tamsaus norėtum. Prašom, jokių problemų. Pas mus varniozai šiemet neduoda net nemokamą alų. Kas per šventę? Taip, vieną bokalą, du.
po vieną nesidalint, po 2 iš karto. Po 2 duot. Man 2 ir jam 2. Namo Aš parsineši. ne. Parsiveši namo. Ne. Tai draug. Aš tik bokalą patį, bet ne alų. Alų atiduosim. Bokalą. Ne, aš alus švens dalyks. O, tamsus davė, žiūrėk. Švytarė. O Jezu, apipyliau visą. Parodyk, ką veik. Geriau tevs nuo stogo negu sundalus ant žemės. Skanus, blėt, šitas geras. O čia kas? A, Grimbergenas, pažiūrėk, patį brangiausią leidžia nemokamai. Vat, kad papuoliau šventę. Nu, aš tada jum nuo mūsų vieną. Aleksandras sakė parduot, aš dovanoju. Nu jau, dėkui. Kaip sakant. Aš sakiau, čia Šeimos kamalė, šiandien tokias. Gžegos ir Božena. Jau 30 metų šičia bliuzuose atvažiuojam. Čia užaugo daugelio vaikai prie šitų krepšinio aikštelių, prie šitų suoliukų, prie šito ežero. Ir bliuzai tai pirmiausia yra susitikimas su bliuzų bendruomenė. Koncerto atlikėjų iki savininkų, iki kolektyvo iš įvairių miestų. Matėm nuo vestuvių čia iki, kai sako, laidotuvių, visko yra buvę. Bet pati pagrindinė mintis, kad bliuzai vienyje. Ir bliuzai, jie nepiktų žmonių susibūrimas. Buvo žmonės, dabar šiemet jie pardavė šitus verslus, tai jie juos išturėjo 40 metų. Jie šičia pradėjo iš vis nuo nulio viską. Įrenginė stovyklavitės lygiai prieš 40 metų, jie su dalgiais čia šienavo. O dabar jau, kai sako, vaikam neperdavė, tai pasikeitė šeimininkai, žiūrėsim, kaip bus toliau, todėl ir bliuzai truputį vėl grįžta, kaip šiandien man žmona sakė, prie to pačio, nuo ko prasidėjo. Nes prasidėjo nuo nedidelių susibūrimų, kolektyvų ir entuziastų, kurie suvažiuodavo, nes čiagi visi už, kai sako, savikainą važiuoja šiai dienai. Visi, kai sako, iš idėjos, iš entuziazmo ir iš žmonės iš Anglijos bilietus nusiperka Liepos pradžiai, kad atskris čia, kad pabūt savaitgalį, kas gali gal 4 dienas, kas 3, kas 2, kas dienai atvažiuoja, bet, tai jau kraujyje, tai jau, kai sako, palindę po odą. Linkiu kolektyvui neprarasti tos dvasios, praėjom 30 metų, gal dar 30 susitiksim. Jokių problemų, jūs žinot, kur mus rasti Liepos 1 savaitgalį. Susitinkam, prioritetai keičiasi nuo alkoholio iki sporto, nuo sporto iki vaikščiojimo, pažinimo, varniai turtingi istorija, turtingi bažnyčiamis, gamta. Mes dabar turim jau ir žieminius bliuzus, mes čia atvažiuojam ir su slidėm paslidinėti. Viskas, gamta nuostabi Lietuvos vieta, kur tikrai visiems verta pabuvoti, atvažiuoti, pasižiūrėti ir pažinti savo kraštą. Stop recording. Recording. Nepaspaudžiau rek. Yes! Rimta? Dabar jau. Papasakok, kada bliuzais pradėt važiavo. Atėjai. Jau reikėjo į tualetą, žiūrėk, koks pavadinimas tualetas. Niek, nenoriu skaityti, bet parašyti. Loptoklį tualetą. Nežinau, jeigu reikės, tai esu kažkur kitur.